Kodėl vyrai neskuba tuoktis? Būna, kad susitikinėja daug metų vyras ir moteris, mergina su vaikinu. Netgi gyvena jau kartu, o jis vis niekaip nepasiperša. Visa tai vyksta visada dėl to, kad vyrai dėl ko aplamai nori susitikinėti su moterim? Dėl sekso. Jiems reikia sekso. Jeigu jūs tą seksą jau jam davėte, tai praktiškai jam daugiau nieko ir nereikia. Kodėl jis turėtų pirštis, jeigu jis ir taip jau viską yra gavęs? O jeigu jūs dar gyvenate kartu, atliekate visas žmonos pareigas, tai juo labiau kam jam dar kažkur eiti, kažką papildomai daryti, jeigu jau viskas yra organizuota. Visa bėda tame, kad moteris labai skuba parodyti, kokia jinai puiki žmona, suteikti visas savo tas paslaugas, ten padaryti skaniai valgyti, plauti, tvarkyti, kažką ten ir nupirkti ir kažką, žodžiu, jinai jau tokia labai skuba būti žmona, labai skuba parodyti savo visus įgūdžius žmonos, kokia jinai puikiai yra. Ir aišku, vyras visą tai gauna ir galvoja, nu tai va, aš jau kaip ir jau yra ta moteris, kuri manimi rūpinasi, kodėl aš turiu kažką dar daryti, jeigu, va, prašau, jinai jau yra, jau gatava žmona yra, arba ta moteris, kuri atlieka žmonos pareigas. Kai vyksta tas visuotinis gyventojų surašymas, tai vat tos poros, kurios jau gyvena kartu, dar nesusituokia, bet jau gyvena. Kaip taisyklė, vyrai atsako, kad jis yra laisvas, kad jis yra nevedęs, kas iš tikrųjų yra tiesa, nes dokumentuose jis yra nevedęs. O moteris, kurios gyvena su tais vyrais, sako, kad jinai yra vedus, kad yra vyras namuose, vyriškis yra, reiškia, jinai kaip ir skaito, kad tai yra jau šeima, kad jinai yra vedus. Ir tai reiškia, kad vyrai ir moteris labai skirtingai vertina tai, kas yra dokumentaliai. Jeigu jūs dokumentaliai savo santuokos nesate užsiregistravę, tai jūsų vyriškis, žinokite, jis visiems vaikšto ir pasakoja, kad jis yra nevedęs. O jūs atvirkščiai, jūs fantazuojate, galvojate, kad jūs jau gyvenate santuokoje, kad jūs jau turite vyrą, su kuriuo gyvenate. Kartais vyrai sako, taigi čia tokia smulkmena, nu ką ten susirašysim, tik štampą uždėsim, čia tik formalumas. Taigi, jeigu jūsų vyrui tokia smulkmena yra sunku padaryti, nueiti štampą užsidėti, tai turėkite omeny, supraskite, kad ant kiek jūs nesate jam svarbi. Kad jis gyvena vien tik dėl jūsų paslaugų, kurias jūs jam suteikėte buityje ir lovoje. Bet štampą uždėti jisai nėra pasiruošęs, nes iš tikrųjų štampas, tas antspaudas jam yra labai svarbus. Ir jisai laiko save laisvu. Taigi, ką daryti tokioje situacijoje? Nu, jūs galite patikrinti, ar tikrai jisai jūs myli. Galite jam pasakyti, gana jau taip gyventi, susidrėbę, susituokime, susirašykime oficialiai. Aišku, jūs rizikuojate, bet geriau surizikuoti ir suprasti, kas yra jūsų vyras, su kuo jūs gyvenate, negu gyventi taip toliau. Ir čia 50/50. Arba jisai išeis, arba vis dėlto uždės jam tą nelemtą štampą pase ir jūs gyvensit jau oficialiai kaip vyras ir žmona.